Biržų rajono savivaldybės tarybai pritarus, Biržų socialinių paslaugų centras įsigijo 2 naujas Peugeot markės transporto priemonės. Viena jų specialios paskirties. Automobilius kartu su centro direktoriumi pasitikę ir apžiūrėję rajono vadovai liko patenkinti, ypač 8viečių, kuriame įrengtas keltuvas, papildomi laipteliai bei kita įranga. Įsigyti automobiliai padės gerinti socialinių paslaugų centro teikiamas transporto paslaugas Biržų rajono gyventojams. Jos taps dar labiau prieinamos ir patogesnės, sakė mero pavaduotoja. Iš tikrųjų, tai aš labai džiaugiuosi, kad tęsiama materialinio aprūpinimo programa socialiniai srity, nes visi suprantam, kad socialiai pažeidžiamų žmonių mūsų senstančiam mieste dėja daugėja. Noriu priminti, kad 2016 metų biudžete Biržų rajono savivaldybės taryba pritarė, kad būtų skirta 40 000 eurų socialinių paslaugų centrui nupirkti 2 automobiliams. Tai kaip matot, vienas automobilis yra 8 vietų, kitas 5 ir jie yra skirti žmonėms su negale. Ypač džiaugiuosi tuo didesniu automobiliu, kuris buvo itin reikalingas, kuris turi specialią jau naują įrangą žmonėms turintiem negalę ir sėdintiem vežimėliuose. Naujieji automobiliai centrui buvo labai reikalingi. Dėkodamas tarybai už pritarimą, o savivaldybei už lėšas, pažymėjo centro direktorius. Mūsų jauniausios mašinos buvo prabėgę jau virš 300 000, todėl pastoviai tai viena, tai kita atsidurdavo servise ir mums sutrikdavo, sakykime, grafikai vežiojimo. Dabar šiandien viena mašina atsidūrė autoservise dėl važiuoklės, daugumoje dėl prastų, sakykime, rajono kelių, žvyrkeliais važinėja, todėl dažnai genda. Šitas pirkinys mums labai laiku. Centro tikslas – tenkinti Biržų rajono gyventojų viešuosius interesus, teikti socialinės sveikatos priežiūros paslaugas bendruomenės nariams, vykdyti kitą įstatymų bei kitų teisės aktų nedraudžiamą visuomeniai naudingą veiklą. Kiekvieną rytą centras savo transportu atveža vaikus į dienos centrą, klientus pristato į gydymo įstaigas. Šie automobiliai bus skirti neįgaliesiems vežioti tiek po rajoną, tiek į gydymo įstaigas, konsultavimui į kitus miestus. Iš tikrųjų, ne taip mažai tokių kelionių turime ir į Kauną, į Vilnių, į Pajūrį, reabilitacijos ligoninės. Anksčiau važiuodavo porą-trejetą žmonių, važiuodavo su 8viečių automobiliu. Dabar šitas mažesnis bus, pavyzdžiui, pavežtis, kai reikės. Ir vis tiek didesnė manevro laisvė, kai turi daugiau technikos. Pavyzdžiui, rytoj išvažiuoja 2 automobiliai, išveža mūsų dienos centro jaunimą į tarptautinį neįgaliųjų festivalį Panevėžyje, 11 žmonių. Tai važiuos 2 automobiliai, iš karto atsiranda jau automobilių trūkumas ir sunku kitus klientus aptarnauti. Per paskutiniuosius kelis metus savivaldybės socialinės apsaugos srityje įgyvendinta visa automobilių atnaujinimo programa. Ir noriu tik tai priminti, kad 13 metais socialinių paslaugų centras dalyvaudamas iš Europinių fondų finansuojamam projekte integralios slaugos, tai yra paslaugų į namus, iš to projekto pinigų nusipirko 4 mašinas, liaudiškai vadinamas kablukus, kad galėtų brigados važinėti į namus pas sunkiai sergančius žmonės. Po to buvo iš savivaldybės biudžeto, iš sutaupytų lėšų nupirkti automobiliai visom kaimiškom seniūnijom socialiniam darbuotojam.